Labas, ir mes neseniai grįžome iš Kipro, bet dažniausiai užduodami klausimai buvo: Nu tai papasakok, kaip sekėsi Kipre? Taip. Taigi Kipras mus nei labai nuvylė, nei labai pradžiugino. Tačiau šis video yra apie 15 vietų, kurias tikrai verta aplankyti Kipre. Pafosas. Paprastas jaukus miestelis, apie 35 000 gyventojų, galima pasivaikščioti pakrantę, pamatyti įvairių architektūrinių pastatų argi net archeologinių kapaviečių. Coral Day. Gan populiari turistinė vieta vos 6 km nuo Pafoso. Pati vietovė pasižymi gražiais urvais, salomis, bet mums užteko galvos 15 minučių ir sėdami į automobilį ieškoti kitų nuotykių. Sea Caves jūros urvai. Daug įspūdingesnis kraštovaizdis, kai kurie urvai siekia net iki 20 metrų aukščio. Tai įspūdis yra nerealus, bet visą tą vaizdą iš tikrųjų galima pamatyti tik ten nuvykus į vietą. Afroditės vonė. Pasak mitologijos, būtent šioje vietoje Afroditė pirmą kartą pamatė ir pamilo grožio simbolių laikomą Adonį. Tačiau jeigu tikitės pamatyti kažką tokio, teks gerokai nusivilti, nes išvysite tai. Tačiau neslėpsiu, aplinka tikrai palepins jūsų akis. Pomos miestelis. Galiu rekomenduoti superinę vietą nakvynei su vaizdu į jūrą. Būtent mes tenais išsinuomojame apartamentus su tokiu vaizdu, kad žinokit, netitraukiam akių nuo langų. Kiko vienuolynas – turtingiausias ir žinomiausias vienuolynas Kipre. Turintis labai daug išsaugoto paveldo, tapytų freskų, senovinių indų, ikonų, medžių, skulptūrų ir labai daug viso kita. Šventojo Kryžiaus bažnyčia. Ši bažnyčia yra pastatyta ant Fitkės kalno ir ten yra įrengtas didžiulis 25 metrų aukščio kryžius, kuris matosi iš toli aplinkinės teritorijos puikiausiai. Olimpo kalnas. Nemeluosiu, bandėme jį patekti, tačiau atsiradęs sniegas kalno viršūnė ir mūsų mažas automobiliukas buvo per silpnas šitam išbandymui. Tačiau vis tiek buvo be galo smagu pamatyti sniegą karštajame Kipre. Nikosija. Esi vienos valstybės miesto centre, pereini pasų kontrolę, patenki į kitos valstybės miesto centrą. Nu, kažkas absurdiško. Ir galiu pasakyti, Turkijos pusė yra daug vargingiau. Larnaka. Miestas esantis pietinėme Kipro krante yra antras pagal dydį didžiausias prekybos uostas su gražiu senamiesčiu, ilgų paplūdimiu ir gan turistiška aplinka. Urvai. Didžiausią įspūdį palikę urvai. Tautvydas net ryžosi šokti į vandenį sausio mėnesį. Ar buvo šalta? Kaip ten sakoma, šalta tik Limasolio zoologijos sodas. Kai pavirksti nuo urvų, nuo kalnų, puikiai galima laiką praleisti šiame zoologijos sode. Jis puikiausiai gali jums pakelti nuotaiką, ypač tiems, kurie labai mėgsta gyvūniukus. Kolosi pilis. Ji pastatyta yra 15 amžiuje ir pati pilis yra kvadrato formos 3 aukštų bokštas. Jinai yra įsikūrusi 10 km nuo Limasolio, todėl jeigu įdomu, aplankykite. Archeologinė radinvietė. Į UNESCO sąrašą įtrauktas objektas randasi Kauklė kaime. Pasižymi likusio graiko miesto griuvėsiais bei išlikusiomis labai įspūdingomis freskomis. Afroditės akmuo. Būtent šis akmuo žymi Afroditės išnėrimo iš gelmių vietą. Ir nepraleiskite progos pasimaudyti. Sakoma, išnersite daug gražesni. Bet kas tas grožis? Visi esame tokie, kokie turime būti. Nu ką, štai ir viskas. Jeigu buvote kas nors Kipre ir aplankėte daug įspūdingesnę vietą, kažkurią, kur mes nebuvom arba rekomenduotumėt kitiems, nes aš tikiu, kad dar į Kiprą galiu bet kada grįžti, tai būtinai pasakykit, nes tai yra labai naudinga informacija. Bet nepamirškite ir mūsų sekti kitose puslapiuose, nes mes labai sparčiai pradėjome augti ir aš beprotiškai džiaugiuosi. Labai ačiū, kad sekate ir labai mus remiate. Taigi, pradėkime. Čia. Sekite mus, nes dar laukia daug kelionių ir nuotykių. Viskas.